Labas, ką čia filmuoju? Mes su Pavelu nuvarėme kiną į Kopos antrą dalį premjerą. Tai palauk, seniai, kas tau nepatiko filmo Kopa premjeros metu? Filmas yra geras blockbusterio pavyzdys, bet man asmeniškai pasirodė, kad veiksmas vystosi per greitai. Nes kaip žinau, iš scenarijos iškirta labai daug siužetinių linijų iš knygos. Polo pokyčiai pernelyg staigus ir man trūksta motyvacijos jam patikėti, o Polo pusbrolis staigiai įvedamas ir išimamas iš siužeto. Ostino Butlerio vaidmuo atrodo nesvarbus. Ir jei jo nebūtų, atrodo, siužetas nepasikeistų. Polo tapimas misija komplikuoja istoriją. Ir jei pirmosios knygos istorija nebūtų padalinta į dvi dalis, galbūt tada siužetas būtų atrodęs išsamesnis. Ir nepaisant to, filmas yra aktualus, nes jisai kalba apie religiją, apie planetarinį imperializmą, apie mūšius, apie karus. O ypač svarbu pamatyti filmą Kopa kino teatre, galbūt Klaipėdos Arlekyne. Dėl ko? Dėl įspūdingo garso, dėl vaizdo gražumo, milžiniško ekrano kino teatre, kuris atneš jums dar daugiau emocijų. Ateikite. O kodėl? Puikiai ir šitas garsas. Ir šiaip garsas yra svarbus. Sužinosite kitą nors. Iki filmo, kada matęs premjeros, nieko 23 kils.